Žmogų partrenkė traukinys. Mašinistas, vos infarkto negavęs, galvoja, nu viskas, karjera baigta. Išsigandęs bum, išmeta kūną per tiltą. Tuo metu apačioj važiuoja mašina. Trenkt kūnas, pervažiuoja tą patį žmogų. Vairuotojas išlipa, pamato kūnas. Ai, nu viskas, kalėjimas, žmogų užmušiau. Išsigandęs pist kūną į bagažinę į mišką, šmurkšt. Pakabino ant medžio. Tipo pasikorė. Eina pro šalį du policininkai. Vienas sako: žiūrėk, pakaruoklis. Kitas pažiūri į laikrodį. Liko 20 minučių iki pamainos galo. Nu nahui, vežam prie gaisrinės. Palieka lavoną prie gaisrinės durų. Gaisrininkai išeina. O, lavonas. Šuo jau koja kandžioja, žarnos išlindusios, viduriai matosi. Vienas sako: ką, vėl pildyt dokumentus? Ne. Vežam prie ligoninės. Ten žinos, ką daryti. Ligoninėje išneša ant neštuvų. Šeima stovi, verkia, laukia gydytojo. Išeina daktaras ramiai su kavos puodeliu. Nepergyvenkit. Gyvens.